istorija ir kiekvienas girdi savo vaidmenį. Man reikia gerą poziciją surasti. Žodžiu, mažo miestelio šeimoje įvyko naujiena. Ilgai laukiamas vaikelis. Tėvas ir mama ilgai laukia vaikelio. Dar negimus vaikeliui. Tėvas ir mama nusprendė išsirinkti krikšto tėvą ir krikšto mamą. Taip pat su pribuvėja ir su kunigu buvo aptarta apie vaikelio gimimą. Jam pasisekė šiandien. Aš padarė lengviausią veiklę. Galų gale mama vieną rytą pajautė, kad vaikelis kiekvieną minutę gali ateiti. Greičiau šaukė mama tėvui. Dabar aš tai galiuosi. Tėvas greitai nubėgo pas pribuvėją. Ir pasakė, kad vaikelis kiekvieną minutę gali gimti. Tėvas turėjo toli bėgti. Nes pribuvėja gyvena netoli kunigo. Tuo laiku mama jautė, kad artėja tą akimirką. Ir vaikas laiku spėja tėvas, pribuvėja ir kunigas vaikelio gimimui. Oi, šaukė tėvas ir mama, mes turime vaikelį. Dabar dar jau kėdė. Mes turime savo vaikelį. Gerą vaikelį. Sveiką vaikelį. Ir gražų vaikelį. Kunigas persižegnojo. Peržegnojo, pažiūrėjo į vaiką. Truputį vėliau atėjo krikšto tėvas su krikšto mama ir su kunigu. Kunigas krikštėjo vaiką, krikšto tėvo vardą ir tėvo pavardę. Visi džiaugiasi. Džiaugiasi tėvas, mama, vaikas, pribuvėja. Kunigas dar kartą peržegnojo vaiką. Vaikas nesės. Kiekvieną sekmadienį lankėsi vaikas bažnyčiai. Gal nebesės? Su tėvu, su mama, pribuvėja, krikšto tėvu ir krikšto mama.
Vaikas greitai augo. Jau bėgioja. Ir vieną gražią dieną įvyko toks įvykis. Vaikas vedė. Jeigu savo vaikas. Kunigas sutokė vaiką. Kapau vyro, ne? Liudininkai buvo krikšto tėvas, krikšto mama. Visi sveikino. Tėvas, taip pat mama, krikšto tėvas. Žiūrėk, Alina jau bėga. Kągi. Ir tokia pasaka. Kunigas dar kartą persiknojo filmą. Ir nusišypsojo paskutinį kartą vaikui. Dėkoju! Tai vaikui.